Žmonės, jums nereikia laukti lygų, mums reikia valytis organizmą. Visos šitos mano vaistažolės, šaknelės, žolelės, grybai, fermentai, ekstraktai, jų vienas darbas - žudyti mikropasaulio blogus atstovus. Mumise miršta parazitai, mikroorganizmai, kirmėlės, sunkus metalai išsivaro, viskas, 200 lėtinių lygų bėga iš mūsų. Kiekvienos vaistažolės yra principas valyti mikropasaulio atstovų, žudyti. Ir stipriausiai turbūt žudo beržo degutas, tiesiog nekenčia to deguto, visų tipų organizmai pikti nekenčia to deguto, nekenčia poniabudis. Ir organizmai pikti miršta mumise, kaip ir onkologinis organizmas, juk čia irgi onkologija, ten irgi mikroorganizmas. Ir kada mes švarinam piktus mikroorganizmus iš savo organizmo, mums gerėja sveikata. Pirkit vidurinį rinkinuką vaikams, valykit organizmą, būkit sveiki, ant švenčių dovanokit vieni kitiems sveikatą, šypseną ir laimę. Faini rinkinukai ir kalėdiniai, rinkinukai šventiniai, ir sudėjom galingiausius vaistus, sukomplektavom, kad vaistai sinchroniškai veiktų stichijom, paskirstėm vaistus. Trečia dovanėlė turbūt ir pati stipriausia. Šitas yra ekstraktinis praktiškai rinkinukas, ekstraktai ir gydantis stipriausia jėga. Iššutinama jėga iš 10 kilogramų ir visa jėga pereina į tuos miltelius į 1 kilogramą, visos vaistingos medžiagos lieka. Fermentai, ekstraktai vieni iš pirmaujančių vaistažolių, ką galima išgauti iš vaistažolių. Pirmas eina gilių kavutė. Gilių kavutė labai skani sena protėvių kavutė, kuri balansą ves visam kūnui. Skonis labai skanus, eina kava, šokoladas ir riešutas kartu, viską susimaišom, gaunam švelnų labai skonį. Ši kava labai gerai geriasi su pienuku. Su šita kava reikia elgtis labai atsakingai, nes jinai stipriai įtakoja visas sistemas, įvalo kepenis, valo plaučius, normalizuoja temperatūrą, veikia nervinę sistemą, valo inkstus, išvarinėja akmenis, jinai stipriai. Ąžuolas be galo gydantis žmonės ir iš ąžuolo gilės gaunama šita kava. Toliau važiuojam ekstraktai. Liūto kartis ir čiagos ekstraktas be galo stiprus, be galo jums duos energijos daug. Čiaga nulis pas ją toksinų, jinai visus toksinus sugeria į save, jinai ir nuostabi, jos nebūna per daug. Kiek begertumėt, jinai visus nešvarumus surinks į save, valys parazitus, kirminus, toksinus, kels imunitetą, gyvins skrandį, žarnyną, atstatinės jūsų vidaus organus, kraujagyslę, širdį. Ir jinai duoda antioksidacinį poveikį, antioksidacinis poveikis apsauga yra. O liūto kartis eis greitint jūsų galvos elektroniką, smegenyse visi procesai pagreitės, atmintis pagerės. Kaip naujam kompiuteriui lyg perinstaliuotų visas programas, visos programos greičiau galvoj vaikščios, minčių greitis tiesiog puikus. Jums pagerės atmintis, pagerės nervinė sistema, pagerės miegas, nukris stresas, pagerės visos funkcijos, grįžlesnė kalba, pozityvas, lyg galva atjaunėjo. Šitas ekstraktas liūto kartis gyvins jūsų galvelę, o čiaga gyvins jūsų vidaus organus. Puikus ekstraktas, puikus vaistas, kuris eina ir prie galvos, ir prie vidinių organų. Toliau einam. Beržo žievės degutas, be galo stipri priemonė valyti skrandį, žarnyną. Kraujagyslės atstato šitam degutė ir tiek mikroelementų ir vitaminų, kad nėra nei vienoj vaistažolių. Rekordininkas tiesiog ant vaistingų medžiagų. Tas rinkinys be galo stiprus, nes jūs gydo medžiai ir ekstraktai. Medis. Medžių stichija viena iš stipriausių, nei po grybų eina. Grybai yra mokytojai, gydytojai numeris 1, po to eina šaknys ir žievės. Žievės, medžiai, mūsų sąjungininkai. Beržo žievės degutas ir sąnarius gyvins, ir kraujagyslės, ir širdį, ir prieš onkologiją stipriai kovoja. 4 elementai net kur žudo onkologiją. Tai rekordininkas ant elementų, kurie žudo onkologiją. Stiprus degutas, jo labai mažai reikia laižyti. Mili lašiuką ryte, tai dūmų ir žuvies kvapas, per laužo kaitrą išgaunamas degutas. Jau eina poniabudės ekstraktas. Tai rekordininkas ant ligų gydymo, galima sakyti, ant sveikatos, ant energijos. Poniabudė labai gerai gydo onkologiją ir čia jos yra ekstraktas, jos nebūna per daug. Ar vieną kiaušinį suvalgai, ar suvalgai 3-4 kiaušinius, kitas susivirškina kaip maistas. Iškart prostata atgyja, vyriškumas, sekso grybas, moterim atgyja visa gimda. Kraujagyslė, širdis, kaulai, skrandis, žarnynas, jos polisacharidai be galo vaistingi, tai žemės, taukai, protėvių vaistas be galo stiprus ekstraktą. Duoda bendrą energiją. Energiją kokią švarę duoda, jinai duoda tikrą gyvybinę energiją.
Jei liūto kartais jums duos impulsą į smegenis, tai po nebūdė užkurs jūsų gyvybinės jėgas. Jūs nuo šito komplektuko tiesiog skraidysit, žmonės, be galo stipri bus energija, nes ekstraktai ir medžiai jūs ateis gydyti, galingiausios stichijos. Iš visų 3 komplektukų šitas komplektukas vaikams skirtas, o šitas komplektukas irgi nuostabus, bet jis netoks stiprus, kadangi čia tik vienos rūšies yra ekstraktas. O čia ekstraktai jau 2 stovi. Taip, kad čia yra gyvybingas mumijus už tai. Ir čia šitie komplektukai, tai čia vaistinėlė nuo visų ligų. Aš jums sakau, įsigysit, padovanosit kam nors tokį komplektuką, jūs atsimins ir dėkos jums.